Tai labai liūdna pranešti, bet Tailandas metus laiko bus gedulė. 5 dienas po mano gimtadienio, spalio 24. Tailando karalienė Sirikit paliko šitą nuostabią planetą. Tai padarė. Ir visi dabar liūdi. Pavyzdžiui, labai gedi. Gedim. Girdit, tai noriu pasakyti, kad nežinojai, kad Tailandas yra karalystė. Tai karalystė. Konstitucinė monarchija. Ir šalį valdo karalius Rama X. Labai spalvinga asmenybė. O tu matei, koks karalius gražus su karalienė, žiūrėk. Kino žvaigždės.ผมร้องเพลงให้ดับไฟคุยกันตามโรงพยาบาลตกอกตกใจเด็กๆปีนี้ที่คลอดใหม่ๆเป็นยังไงละผิวคล้ำทุกคนพอผมร้องเพลงให้ดับไฟคุยกันประหยัดน้ำมันเพราะเหลือน้อยเต็ม Tai 4 žmonos oficialios, 7 vaikai. Viena oficiali sugulovė, karaliai gal ir nėra daug. Tai su antra žmona buvo toks reikaliukas, kad jis apkaltino ją neištikimybę ir atėmė iš 4 vaikų ir jos visus titulus ir išmetė von iš rūmų ir ją išvarė į Didžiąją Britaniją ir paskui į Ameriką, bet jam kažkoks astrologas asmeninis pasakė, kad rūmuose gerą ženklą neša simbolį turėti dukrą. Tai vieną dukrą susigrąžino, bet visi kiti yra civiliai žmonės gyvenantys Amerikoje. Dar karalius labai turi didelę širdį, labai mylėjo savo pudeliuką vardu Fufu. Taip mylėjo, kad buvo jam suteikęs oro pajėgų maršalo laipsnį. Ir kai jis mirė, buvo 4 dienas gedulas ir didelės laidotuvės. Jau biškį pabodo apie tą karalių. Tai dar papasakosiu, kur apsigyvenom, Bankoke ir tada važiuojam. Tai apsigyvenom tokiam viešbutį, kuris vadinasi RSI, Chinatown. Štais šitų drakošą. Fainas viešbutėlis, skanus pusryčiai. Toks stiliovas visai. Tai žodžiu, pačiam Chinatown centre. Tai mes įsikūrėm kinų kvartalę. Bankoko kinų kvartalas turbūt yra didžiausias pasaulyje, arba kaip googlinau, tai vienas iš 3 didžiausių kinų kvartalų pasaulyje. Dar yra didesnis gal žmonių skaičium Niujorke ir plotų Vietname. Tai žiauriai fainas rajonas, daug gatvės maisto, aukso parduotuvių,
Žiauriai spalvingas, žiauriai tirštas. Fainai. Labai graži daina, net įsigraudinau. Gal dar biškį paklausiu. Taigi, ką mes nuveikėm per vieną dieną, Bankoke pilną, nes kai atvarėm, tai biškį pasivaikščiojom ir aš buvau nemiegojęs ir buvom pavargę. Ir tada ėjom miegoti, tada atsikėlėm vakare, dar ten biškį pasivaikščiojom ir ėjom miegoti. Tai realiai kita diena buvo pilna, tai nuo ryto atsikėlėm ir ėjom į tokią šventyklą vieno gyvūno pavadinimu. Nu, mano burna biškį netam skirta, kad tokius žodžius ištart. Tai matai? Atvykom į krokodilų šventyklą ir ne šiaip čia vadinasi krokodilų šventykla. Sva gražuoliai guli miega. Nustebai? Katinukas, va žiūrėk, žiūri irgi krokodilus. Nu, mačiau. Katinukas domisi. Čia va vienas plaukioja, ateik. Pukšt. Nu, pažiūrėsiu dar į vidų šitos knyžos. Ką manai? Buvom krokodilų toj šventykloje. Patiko, tai ir dabar čia dar einam iki gulinčio būdos, kur yra 42 metrų ilga statula ir eisim su ją. Tai ką tik sakiau, kad 42 metrų, tai apsitrioklinu 46 reclining Buddha arba Wat Pho kompleksas. Ta įspūdinga skulptūra pastatyta Karaliaus Ramo I, tai jeigu mes dabar gyvenam Ramo X laikotarpį, tai pasiskaičiuokit. Jo, šiaip žiaurus turistynas, bet įspūdingas kompleksas. Ten ir pirma universitetinė vieta, gimė masažas Tailando tenais. Arba buvo mokomas gal. Tai va, tai architektūra nuostabi. Check it out. Beždžioniukas. Ja. Kad turėjau sėdėti sijoną, nes negalima su iškeliais. Aha. Jo? Kurioj vietai? Jeigu neklystu, tai Žemaitija. Nelabai seniai.
Kokios pėdos. Girdi matematikas, o klausimėlis toks paskaičiuojam dar iki žodžių. Mano ūgis 1,98 m, koja kem 7. Budos ūgis 46 metrai, kelintos kojos dydžio sandalas nešiota. Išėję iš Budos šventyklos, kažką ten nuvarėm pavalgyti, pavalgėm, pasivaikščiojom ir tada varėm į Vatarun šventyklą, Vatarun aušros šventykla, linkėjimai sesiai, pastatyta Khmerų stilių. Ten tas didžiausias Prang bokštas yra 80 metrų aukščio ir tas labai didelį įspūdį padarė, kad dekoruota yra kiniško porceliano ir keramikos tokiais mažais gabaliukais. Ir viskas žaižaruoja, o kodėl tai padaryta, tai manoma, kad gal ten atplukdė kažkaip netyčiom iš Kinijos porceliano šiukšlę ir tai pradėjo ją dekoruoti. Man yra tas mozaikas. Aš niekada kažkaip nebuvau dėmesį, bet iš interneto fotkė, tai Aš irgi. kad čia yra tipo toks nuostabiausias. Tai čia pažiūrėk, tipo, iš duženų tokių kaip ir. Tipo, iš pradžių išdegta, paskui sudaužyta ir tada suplyta. Galima, bet tenais išlipt, wow. O, biškį žava, ne?อันนี้ผมตัวไปทางนี้นิดนึงเอามือไว้บนกำแพงเนาะแล้วบิดไหล่ขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวหน้าครับปล่อยไหล่ครับนิดนึงเดี๋ยวขาได้ขึ้นแค่นั้นเลยครับใช่ครับ Ką? Užpakalį tavo filmuoja. Nu ir po Vatarunų ta klasikinė turistinė programa kultūrinė baigėsi. Šokam ant grebo motorolerių ir varėm dar į gėlių turgų. Gėlių turgus irgi nuostabus.
aš čia šneku nuostabu, gražu. Ką žinau, pirmas dienas daug įspūdžio, po to vėl taip tokiom savokom nesimėtis. Tai žodžiu, tai pabuvom turgui. Davarėm dar ieškoti kokių tai makaronų gatvės, valgiam ir miegot. Tai padarysiu tokį random video shuffle ir ką dar paskui papasakosiu. Oktoberfestas. Katinuką žiūrėk, matėjai? Kokybės prižiūrėtojas.อธิษฐานขอให้ตรงการแล้วผมไม่ลืมจุฬาเกิดเป็นชายทั้งทีขอให้ผมมีแฟนที่เชฟป้าเกิดมาเพียงชาติเดียวพวกที่เชฟอยู่เดียวแล้วผมไม่เลี้ยวเลยละแต่หุ่นเหมือนผีเอาไปทิ้งทั้งขยะดำก็ไม่เป็นไรสุดยอดหัวใจคือบั้นท้ายบาจริงๆผมหลงไหลผู้หญิงที่มีหุ่นป้าแพงก็แพงเถิดนามีไรมีนาแล้วผมจะขายให้ดาหุ้นส่วนบริษัทที่ถือขายหมดทุกมือเอามาซื้อความบ้าอย่างเคยมีว่าไอ้หนุ่มบรูซลีนั้นตายด้วยความบ้าตายแบบนั้นแหละซึ้งดีกว่าแท่งคึงอยู่ใต้ท้องรถกระบะผมไม่กลัวเหมือนกันตายช่างหัวมันถ้าตายด้วยความบ้า
smegenis. Tik ką stema, miegot, atsikeliam, pavalgom pusryčius, varom į oro uostą, 1,5 valandos skrydis į šiaurės Tailandą, į Chiang Mai. Tai žodžiu. Dariau tokį pirmą kartą vlogą. Norėjau tiesiog sumesti visą video į vieną krūvą ir kadangi kiekvieną dieną siunčiu linkėjimus mamai, tai tiesiog ją ir nusiųsiu. Tai ate.